labai baisiai skamba, bet vaikai nebemoka svajoti, nes jų sąskaitose yra štukėm. Jeigu aš daviau kišenpinigius, tavo atsakomybė yra. Mes kontroliam, draudimais neišedukuosime jokio sąmoningumo. Ir tada stebimės, iš kur pas tave nėra loginio mąstymo. Šeimose pinigų tema yra faina tada, kai jų yra. Kai jų nėra, tada prasideda tėvų fantazija. Vat ką padaryti, kad vaikas jokių būdų nepajustų to trūkumo. Bet čia ir yra didžiausia klaida. Nori pradėti kurti verslą, pasidaryk gerą strategiją, bet prieš tai labai gerą analizę. Ar šitos verslo idėjos ir srities tikrai reikia ten, kur tu nori daryti? Nėra kvailų idėjų. Visos mano idėjos visiems buvo kvailos. Sveiki visi įsijungę Nestabdom laidą. Kaip jau įprasta, sveikinamės iš šios išskirtinės ir unikalios šviesos meno kūrėjo Lino Kutavičiaus erdvės tema. Ji atvira kūrybai ir eksperimentams. Ši erdvė gali tapti ir jūsų švenčių, seminarų, renginių vieta. Na, o pati tema yra dalis Lighthouse Hub esančių erdvių. Ir tai ne tik fizinės erdvės, bet ir stiprios bendruomenės formuotojas. Čia susitinka žmonės, ieškantys bendradarbiavimo, inovacijų ir kūrybiškumo. Na, o aš nieko nelaukiu ir labai nekantrauju pradėti šios laidos pokalbį, nes šį kartą kalbėsimės ne apie ką kitą, o apie pinigus. Taigi noriu pristatyti šios laidos viešnią, pašnekovę. Tai yra charizmatiška, aktyvi, versli, pozityvi ir daug naudingų ir įdomių dalykų apie pinigus pasakojanti Viktorija Vėgėlytė. Labas, Viktorija. Labas vakaras. Ačiū tau labai, kad tu sutikai atvykti ir pasidalinti savo žiniomis, naudingais patarimais su žiūrovais. Netrukus galėsime pradėti mūsų pokalbį, bet dar prieš pradedant trumpas pristatymas apie tave ir apie tavo veiklas. Viktorija yra versli klasė įkūrėja ir vadovė. Ji finansinio raštingumo moko vaikus, bet ne tik vaikus, o ir jų tėvus ar net visą šeimą. Taip pat Viktorija yra Start for Networking narė ir dar prieš šį pokalbį ji šiek tiek atskleidė tokių įdomių detalių, kad per visą savo gyvenimą samdomame darbe ištvėrė vos keletą mėnesių. Tikrai taip. Taigi šiandieną ir pasikalbėsime apie vaikų finansinį raštingumą, išgirsime daug naudingų patarimų, kaip kalbėtis su savo vaikais apie pinigus. Taip pat kalbėsime ne tik apie vaikų santykį su pinigais, bet ir apie suaugusiųjų, taip pat apie dažniausiai daromas finansinės klaidas. Viktorijos paprašysiu pasidalinti naudingais patarimais, kad galėtume juos taikyti tiek kalbant apie pinigus ir su savo vaikais, tiek ir patys kažkokių tai tipsų atrastume. Na ir trumpai pakalbėsime ir apie moteris versle. O tai labai gera tema. Tai ką, Viktorija, galime ir pradėti. Pirmiausia, pokalbio pradžiai norėčiau sužinoti apskritai, kuo šiandieną tu gyveni, kaip atrodo tavo kasdienybė ir kokios svarbiausios aktualijos šiandienos gyvenime. Kas vyksta finansų pasaulyje, ar ne? Iš tiesų, kadangi auginu dvi dukas, 15 ir 13 metų ir auginu jas visiškai viena, tai kai manęs paklausė, tai kokiegi tavo diena, tai kokia gali būti diena, ar ne? Tai faktas, kad sukasi vaikai, verslai, darbai, idėjos. Kadangi aš esu idėjų generatorius, tai viena idėja įgyvendinta, aš jau sugalvojau kažką dar padaryti. Tai ko pasekoje šiuo metu, vat kaip ir minėjai, ar ne, ir verslas, ir idėjos, ir edukacijos, ir su tėveliais, ir su vaikais. Ir šią programą, kurią turiu unikalią vaikų edukacijos finansinio raštingumo programą, parduodu į kitas šalis, kad integruotų būtent mokyklos. Tai ko pasekoje darbo tikrai yra labai daug. Bet kadangi auginu dvi dukras ir dar turiu net 2 šunis, tai veiklos tikrai turiu nemažai. Tokia tikra moteris raketa. Visur ir visur stengiasi suspėti. Man įdomu. Man tas ir yra faina, kad man labai įdomu. Man labai įdomu ir ten pabūti, ir čia pabūti. Mhm. Taip.
Tai tikrai prasmingos naujienos, nes plėtiesi ir tarptautiniu mastu. Vienareikšmiškai. Tai visą tai dar galėsime konkrečių ir detaliau aptarti, bet norėčiau nuo pat pradžių, kaip čia visas tas tavo karjeros kelias nuvedė iki to taško, kur esi dabar. Tai kaip jau ir buvau paminėjusi tą įdomų faktą, kad samdomame darbe išdirbai 5 mėnesius. 5 mėnesius, ar ne? 5 mėnesius išdirbau. Negaliu sakyti, kad, kaip fainai, išdirbau tik 5 mėnesius, kokia aš faina. Ne, įgavau tam tikros patirties, bet mane labai išgąsdino ta mintis, kad man reikėjo pasirinkti atostogos metam į priekį. Ir aš galvoju, what? Aš nežinau, kad aš norėsiu atostogauti, aš neįsivaizduoju, tai ką dabar man iki Liepos mėnesio nebebus atostogų ir toks keistas dalykas. Tai mane būtent šis dalykas labiausiai išgąsdino ir galvoju, ne, reikia grįžti prie savo idėjų, prie savo veiklų, galvoje tiesiog milijonas minčių ir idėjų, bet šiaip versle nesu naujokė, šį patį pirmąjį savo verslą turėjau 16 metų ir aš turėjau šokių studijas. Labai keista. Kokie šokiai? Bet tai buvo modernūs šokiai, ten tais laikais liktai labai sena mūčiau. Aš sakiau tais laikais. Bet turiu galvoje būtent tuo momentu, kada man buvo 16 metų, tai buvo labai populiaru ten krepšinio aikštelėse šokti, tie R&B stiliai, hip-hopo stiliai. Tai aš tiesiog pradėjau mokyti ir man labai gerai sekėsi, bet aš nieko neišmaniau apie finansus. Aš gaudavau pinigų, faina, man patinka kurti, aš uždirbu, aš turiu nice, o tada VMI, labą dieną. Aš galvoju, kas čia tokie? Tai va, tai iš tiesų būtent nuo to momento, kada aš jau atėjau į mamos pasaulį ir pradėjau kurti vieną verslą, kitą verslą, aš supratau, kad būtent vaikai neturi tų pagrindų, jie turi begalę daug idėjų, didžiulį užsidegimą, bet tų pagrindų apie finansus jie neturi. Ir tas labai žlugdo. Tai ko pasiekoje meilė mane nusiuntė į Švediją. Tai Švedijoje gyvenau 12 metų. Kiek daug. Bet šiaip tikrai 12 metų pragyvenau, ten gimė mergaitės ir galiausiai ir Švedijoje su vyru kartu turėjome tikrai didelius verslus ir vieną idėją, kitą idėją, bet galiausiai visada norėjau grįžti į Lietuvą ir kurti čia mintis, idėjas, viską, kas pas mane. Labai gerai, kad tokie žmonės kaip tu grįžtai, mums reikia. Gera. Labai gerai. Man labai patinka. Tai vat. Tai gerai, bet dar įdomu, iš kur tas verslumas, iš kur tos visos savybės? Ar čia iš šeimos atėjo? Šiaip mano mama ganėtinai aktyvi ir versli, tai aš visada ją mačiau kaip stiprią moterį, kuri gali turėti verslus, gali turėti pati viską, tai tikrai nuo vaikystės mačiau tą tokį brandulį, o vėliau mano buvęs vyras tikrai buvo labai stiprus verslus žmogus ir jisai iš bet ko galėjo padaryti verslą, tiesiog duodi idėją ir viskas, jau turim skaičiavimą, tai buvo mano pirmasis mokytojas. Bet ko pasiekoje aš pati visada negalėdavau priklausyti sistemai. Šitas mane tiesiog ir iki dabar taip yra labai sunku, aš nemoku priklausyti sistemai, jeigu šiuo metu pas mane yra tokios idėjos ir aš noriu jas realizuoti. O kada sako, ne, dabar negali, šitai realizacija yra kiti metai. Tai tai būtent galbūt ir tas ir savybės pačios ir be abejo pavyzdys. Ir dabar tada konkrečiau pereikime prie tavo veiklos versli klasė, bet kur tu toje veikloje ir mokai vaikus pagrindę to finansinio raštingumo, kokių žinių reikėjo, norint būtent vykdyti tokią veiklą, bendrauti su vaikais, nusimanyti ir jų psichologijos, lygiai taip pat reikia ir tų visų finansinių žinių, ar ne? Kokį tu kelią praėjai? Ar tai buvo kažkokie mokymai, studijos? Kas tai buvo? Kokių žinių reikia, norint vykdyti tokią veiklą? Iš tikrųjų, tai reikia tiesiog faktas. Visų pirma, tai reikia turėti patirties. Aš tokios nuomonės esu, kad mes mokyti galime labai daug įvairių dalykų, bet būti batsiuviai be batų. Tai aš turėjau ir turiu labai daug patirties ir versle, ir investavime, žinau, ką reiškia ir prarasti pinigus, žinau, kas yra bankrotas, žinau, ką reiškia dideli pinigai sąskaitai, žinau, ką reiškia, kai jų nebėra.
Bet ko pasiekoje ir man norėjosi mokyti vaikus ne tik tų finansinių aspektų, bet ir tos pinigų psichologijos, vat kaip godumas ar ne azartas ir panašus dalykai tikrai suvaldo žmogų. Bet ko pasiekoje aš tikrai labai daug išmanau apie vaikų psichologiją, aš tikrai žinau, kas, kaip, kur ir dėl ko, kaip reikia bendrauti, kaip reikia kalbėti, bet aš supratau, kad man reikia mokytis ir tėvų psichologijos, nes su jais yra sudėtingiausia ir sunkiausia, nes priėjimas prie vaikų yra būtent per tėvelius. Ir aš, neišeinu. Neišeinu su tėveliais. Bet tikrai išmanau vaikų psichologiją, buvo eita ir laisvo skaitytojo kursai psichologijos būtent su vaikais. Ekonomikos ar verslo mokymų tikrai nesu jokių baigusi, nes versle sakau nuo 16 metų, tai čia yra praktinė tavo vienareikšmis. jinai nugula iš tavo šitos visus mokymus. Taip, bet dabar esu studentė. Daug. Sugalvojau, Tiesiog laužai standartus ir dar vienas įrodymas, kad niekada yra nevėlu tobulėti ir jeigu prireikia to universiteto diplomo ar ne, kad galima bet kada tai padaryti. Vienareikšmiškai. Kokios tai studijos? Tai yra socialinė pedagogika, ar ne, tai kadangi vis tiek tai yra susiję ir su vaikais, su socialiniais dalykais, nes tikrai ateina vaikų ir su tam tikrų mąstymų, ar ne, ateina ir lėtesni, greitesni ir man iš tiesų yra gerai žinoti tam tikrus niuansus, nes vėlgi noriu prieiti prie vaikų. Ne vien tik tai, kad, pradėsiu viskas, ačiū, ate. Ne, aš noriu žinoti, kodėl tas vaikas bijo, kodėl jisai nepasisako, kodėl jisai neturi svajonių, kodėl jo tokia svajonė, kodėl kitokia svajonė. Na ir be abejo, dirbant tokį darbą, kai esi versle į švietimo sistemą, ateiti be pedagoginio išsilavinimo jau yra sveika sistema. Kažkokie vėlgi stereotipai, tai nereiškia, kad kažko galbūt trūksta, viskas yra per patirtį, praktiką ir kokia yra. Čia taip jau yra, čia tokia yra sistema, aš nesakau, kad jinai yra bloga, aš nesakau, kad čia viską reikia keisti, bet tiesiog aš žaidžiu pagal šios sistemos taisyklės, reikia, bus. Bet aš galvoju, tavo atveju netgi galbūt šitas sprendimas, studijų pasirinkimas yra jisai iš tikrųjų tikslingas ir tau naudingas, nes kalbant su jaunais žmonėmis ir save prisiminus ir aplinkoje kalbantis su jaunais žmonėmis, kurie galvoja apie būsimas studijas, dažnai jaunas žmogus net neįsivaizduoja, kokių jam studijų reikės, ar jos bus naudingos, ar būtent tas kelias, o va čia tavo atveju yra per praktiką išsigryninus, ko tu nori, dar ir pasitobulinti. Čia iš tikrųjų yra labai baisu, kada jaunimas dabar nuo 10 klasės jau yra spaudžiamas į rėmus, kuo tu nori būti. Iš kur man žinot, Marija, aš net nesuprantu, iš viskas čia vyksta su mano kūnu, su mano protu, dar net nežinau, kas šitam pasaulyje. Tu reikiamo dalyko pamokos nepasirinks ir visiškai. Jo, ir gaunasi ir iš mūsų jau, sakykime, iš to jaunimo, ar ne, jau reikalauja, kad tu turi nuspręsti, nes tau liko 2 metai. Tu supranti, tau liko 2 metai. Tu turi nuspręsti, ką tu nori veikti visą likusį savo gyvenimą. Taigi čia tu paralyžiuoja visą kūną vieno tos minties. Ir ten yra toks filmukas, ar ne, apie tą bitutę, kur ten reikėjo rinktis, ar ne, tą karjerą, tai reiškia, tik aš dabar visą gyvenimą ir darysiu tą darbą. Tai iš tiesų tas ir yra įrodymas, kad geriausia yra rinktis tai, ką tu nori veikti ir tą daryti, ir absoliučiai nėra nei laiko skalės, nei nuo kada iki kada. Čia tik sistema mus įgrūda į visą tai, bet ir pasirinkit. Gerai, o dabar tada konkrečiau ir papasakok, kas yra versli klasė? Kas ten, kokio amžiaus vaikai gali mokytis pas tave, apie tėvų irgi edukavimą, kaip viskas vyksta, tiesiog tokį galbūt patį pagrindą papasakok, kas ir kokiais principais tenai jūs dirbate. Iš tikrųjų dirbu su vaikais nuo 7 metų iki pat 18 metų. Vaikai yra skirstomi nuo 7 iki 10, nuo 10 iki 14 ir tada nuo 14 iki 18 metų, nes temos skiriasi, tempas skiriasi, su mažyliais mokinamės išsikelti tikslus, nes svajoti yra viena, išsikelti tikslus yra kita. Labai daug mokinamės, kad svajonės pildosi tik tada, kada mes paverčiam tikslais.
Aš labai dažnai vaikus mažylius mokinu, sako, ne, svajonės pildosi. Na dabar, sakau, visi užsimerkime ir pasvajokime, kad skrendame į Maldyvus. Atsimerkime, mes jau čia? Ne. Tai vadinasi, svajonės pildosi tada, kai mes konkrečiai žinome kokią dieną ir susidėliojame būtent tą vadinamą taupimo, kaupimo ar siekimo, jau vadinkime kaip norime, tą sistemą. Ir tada mes jau išvažiuojame į tuos Maldyvus ir kai vaikštome, tada galime sakyti, mano svajonė išsipildė. Tai iš tiesų mokiname šios dalykus, nes pas vaikus nebėra svajonių. Labai baisiai skamba, bet vaikai nebemoka svajoti, nes jų sąskaitose yra štukėm. Jie gauna labai daug dovanų, ten močiutė 500, panašiai, aš nieko nenoriu, mama viską nuperka. Ir man tada natūraliai kyla klausimas tėveliam, tai ko jūs vedot pas mane tą vaiką? Ką jūs norit, kad aš išmokyčiau tą vaiką? Tai va, lygiai taip pat nuo 10 iki 14 mes jau susipažįstame, irgi su tikslais, susipažįstame su banko sistema, su kortelių sistema, ko skiriasi banko kortelės nuo kredito kortelių, kas yra paskola, kas yra palūkanos, iš kur bankas tų pinigų iš vis turi, ką vaikai gali dirbti, ką užsidirbti. Va, o nuo 14 iki 18 metų jau nebe vaikai. Viskas jau, aš jiems sakau, nepykit, bet jau nekalbėsiu kaip su vaikais, nes nuo 14 metų jaunimas oficialiai Lietuvoje jau gali dirbti, jau gali turėti individualią veiklą, tai reiškia, kad viskas baigėsi. Baigėsi laikai. Aišku, aš juokauju, bet nuo 14 metų jaunimas susipažįsta su darbo rinka, žino, ką jie gali vasaros metu dirbti, kaip atidaryti individualią veiklą, kokius darbus daryti, kur užsidirbti internete ir be abejo investavimas. Kur investuoti, kas yra akcijos, kas yra obligacijos, kas tai ETF, kas tos kriptovaliutos. Kiekvieną mygtuką paaiškinu, parodau, kiekvieną dalyką. Net ir suaugę. Iš tikrųjų, nuo 14 metų tėveliai sėdi su vaikais šalia ir jie klauso kartu. Šiaip aš labai griežtai turiu vienintelę taisyklę, jog negali tėveliai būti kambaryje su vaikais. Ir iš karto galiu pasakyti, kad tėveliai yra kambary. Vaikai pasikeičia kardinaliai. Jie nebekalba, jie nebejokauja. Kaip tėveliai sako, nebenusišnekėk. Vaikai nenusišneka. Pas mane paskaitose nėra nusišnekėjimo. Nes aš žinau, kada vaikas pasako vieną, žinau, kokį klausimą jį užduoti, o tėveliai nuolatos, nugi atsakyk, na. Tai ne, šitoje vietoje. Tai va. Bet nuo 14 metų viskas okei, sakau, tėveliai galit klausyti, galit būti, nes aš suprantu, kad tų pagrindų reikia. Reikia. Taip. Ir dar mokai ir pačius tėvelius arba dirbate net ir su visa šeima. Taip, bent jau kiek aš domėjausi tavo puslapyje. Taip. Tai papasakok, kas čia per mokymai, kaip viskas. Tėveliai dažniausiai kreipiasi į mane, klausdami, tai kaip man kalbėti su tuo vaiku. Vat, mano vaikas viską taupo. Visiškai nemoka išleisti pinigų. Vat, ką man daryti? Tai klausia, kiek kišenpinigių duoti, kada pridėti, nepridėti, tai kokie tie tikslai turi būti, ar ne? Jie pradeda manęs klausinėti tų elementarių atrodo dalykų, bet jie yra labai svarbus ir tai yra pagrindas. Na, atrodo visą tą informaciją tėveliams. Vat, o šeimomis sunkiausia galiu pasakyti, nes kartais šeimomis pamiršta, kad aš ne psichologo terapeuto kėdė, nes tada būna aš susipyksta. Čia vaikai, čia tėvai, čia vyras žmona, vienas į kitą jau. Ir aš taip sakau, palaukit, gal aš biškai ne. Nes pinigai apskritai tokia tema. Opi tema. Šeimose pinigų tema yra faina tada, kai jų yra. Kai jų nėra, tada prasideda tėvų fantazija. Vat ką padaryti, kad vaikas jokių būdų nepajustų to trūkumo. Bet čia ir yra didžiausia klaida. Nes mes vaikų akise, bet kokia atveju esame herojai. Bet herojai esame ne tik tada, kada turim labai daug babkių, čia visur, čia pinigai, čia kelionės, čia mašinos. Bet jeigu šeimoje nėra finansų, vaikas matydamas, o kaip tėveliai sprendžia šią problemą, o ką jie daro, kaip jie reaguoja, kaip jie diskutuoja, ką jie daro, kad mes atėjome iki to, ką turim dabar. Čia yra didžiausia finansinio raštingumo edukacija. Pavyzdžiui, labai siūlau vaikams, kas turi vaikus, ar ne, nuo, sakykime, kokių 5, va taip pat ir aukščiau metų,
Jūs atsisėskite su baltu popieriaus lapu ir surašykite, tai brūkšnį nubraukit. Čia aš kiek gaunu pinigų, koks mano atlyginimas, ar įplaukos, kitaip tariant. O čia, kur mes išleidžiam, būtiniausi dalykai. Ir Nuo jūs 5 metų. nuo 5 metų. Ir jūs nustebsite, kad vaikas sakys, o kodėl mes mokam už tai, kad šiukšlės veža? Ta prasme, nemokėkim. Ar ne? Tai tada automatiškai vaikas realiai mato, nes pasakytas tas žodis, nepirksim, neturim pinigų. Nu ką reiškia neturim pinigų? Ypač parduotuvėje. Vaikšto, perka aliejų, popierių, nežinau, miltus, agurką, dar ką nors. Mama, nupirk šitą, neturim pinigų. Bet tai aliejus, vaikas nesupranta to. Tai pasakyti, kad šią savaitę aš esu suskaičiavusi, ką mes galime išleisti, bet vėlgi, jeigu rašom ir rodom, kad aš gaunu 1500, o išlaidų yra 1700, nu tai tada vaikas pagauna mintį, kodėl mama visada darbe, kodėl tėtis visada darbe, kodėl kiti važiuoja atostogauti, mes nevažiuojam atostogauti. Tik tai šitaip, o ne pasakyti, mes neturim dabar pinigų. Tu žinai, kiek viskas kainuoja. Tai iš kur jam žinot? Nes aš įsivaizduoju, kad ir pati atsimenu iš savo vaikystės, kad atrodo pinigai ne vaikų reikalas. Tai. Turbūt tikrai pastebi tą, kad suaugę pinigų reikalus tvarko tarpusavį ir tai yra ne vaikų reikalas, ar ne? Kažkodėl kalbėti apie pinigus yra gėda, kaip ir minėjau tada, kada yra trūkumas. Gėda, yra gėda. Kiekvienas priimtas sprendimas šeimoje yra priimtas ne šiaip savo. Jisai yra priimtas dėl tam tikrų situacijų, dėl tam tikro atvejo. Bet diskutuoti ir kalbėti apie tai privaloma, būtina. Va čia ir prasideda, sako, nuo ko pradėti edukuoti vaiką finansiniais klausimais. Nuo savęs. Organizuojate kelionę į Turkiją, tai atsėskit su vaiku. Tegul mato, kiek kainuoja lėktuvas, kiek kainuoja viešbutis. Va čia ir prasideda ta tikslų siekimo. Juk nėra taip, kad varom rytoj į Turkiją. Davai varom. Ne. Liepos 15 dieną mes važiuosime į Turkiją. Dabar yra toks. Aiškiai, liko tiek ir tiek. Į mėnesį gaunu 1500. Vadinasi, man nuo kiekvieno atlyginimo reikia paimti kokius 200 eurų, kad padėti ten, kad skristumėm į Turkiją. Ką vaikas mato? Planavimą, strategiją, struktūrą, tikslų siekimą, skaičiavimą ir kad visą tai darant galim turėti daug. Ir tada jau nebeatsiranda visokiausių poreikių, šalutinių, tai vaikas viską supranta. Taip. O šiaip, Viktorija, bendrai papasakok, ateina pas tave vaikai ir įvairaus amžiaus, ką tu pastebi, ką jie atsineša iš šeimos? Kokie dažniausiai jų finansiniai būna įpročiai, supratimas ir ką tai sako apie mus suaugusiosius? Taupimas. Pagrindinis žodis, kurį girdžiu, tai yra taupyti. Taupyti ir taupyti. Ir aš klausiu, kai faina, o kam tu taupai? Tai, ką žinau, mama liepia. Tai mama taip sakė, tai tėtis taip sakė, tai močiutė taip sakė, tai visuomenė taip sako, vyriausybė juk taip sako, ar negi, taupykime, reikės susiveršti diržus. Ir taip toliau, nesakau, kad dabar gavot pinigų, viskas, mėtykite, švaistykite, jų gyvenam vieną kartą. Ne, bet taupimas. Vaikai ateina nuolatos su didelėm sumom, kurios jau yra pas juos sąskaitose, jie nežino, ko nori, o jeigu kažko nori, tai nuperka tėvai. Arba nenoriu leisti, bijau išleisti, aš labai daug ko noriu, bet nenoriu leisti, nes reikia taupyti. O kam taupyti? Juodai dienai. O kada ta juoda diena ateis? Tai gal kaip užauksiu. Va čia ir prasideda psichologinė kėdė, ar ne? Kada tada žinau, jog vaikam reikia paruošti temą apie pinigų psichologiją. Vat kaip viskas vyksta. Bet finansinis raštingumas neprasideda nuo taupimo. Finansinis raštingumas yra, kai aš žinau, kaip man teisingai elgtis su tai čia esančiais pinigai. Bet taupimas yra pagrindinė problema. Nesakyčiau problema, bet tokia situacija. Ir va taip nuo vaikystės pas mus ir išsivysto kažkokie tai finansiniai blokai, Taip. kurie paskui gyvenime irgi atsiliepia. Vienareikšmiškai. Tada mes ir vaikus auginame taip, tada nesistebim, bet būna natūralu, jog perkame knygas, kaip siekti savo svajonių, tada mokame didelius pinigus už seminarus, kaip būti laisvam, kaip mėgautis gyvenimu. Ir mes skaitom tai,
ką iš tikrųjų turi vaikai. Vaikai visą tai turi. Jų nereikia to mokyti. Mes, suaugę, turime iš jų pasimokyti. To laisvumo, tos fantazijos, to tokių blokų, kad nebūtų. Bet ne, mes juos taip, nes mūsų suvokimas taip leidžia, nes aš žinau geriau. Taip, mes norim savo vaikams duoti kiek įmanoma geriau, bet mes tai duodame pagal savo suvokimą ir patirtis iš praeities. Bet čia yra visiškai kita būtybė. Ir jis gyvena visiškai kitame laikmetyje, kad už pagarbos biškį palaikyti reikia vaikus, tai irgi faktas. Bet turiu omeny ta visa mūsų suvokimas, tas visas ar ne, jisai perdodamas, negaliu pasakyti, kad stulbinančiai naudingas ir teisingas. Tai va, tai ko pasiekoje sakau, atkreipkime dėmesį, statistika nemeluoja. Iš tikrųjų, statistika rodo, kad dabar, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti pagal psichologus, vaikų psichologus, tai jie neturi vietos vaikams. Ir renkasi vaikai nuo 8 metų. Tai vat. Tai aš ką išgirdau, tai pagrindinis toksai dalykas, kad vaikai taupo, bet nėra to tikslo išsikelto. Tai čia vienas iš tų turbūt kertinių dalykų ir kaip tik irgi paprašysiu papasakok tiesiog tokių pasidalink praktiškų patarimų tėveliams ir apskritai visiems, kokie tie tipsai yra, ugdant vaikus skirtingų amžiaus grupių, ką gali kiekvienas daryti, bent jau tokias pagrindinės taisyklės, kalbant su vaikais, kaip ir pasakoji. Reikia rodyti, spręsti tas problemas, finansinės ar kažkokius planus kartu, išsikelti tikslą. Kokie dar yra tipsai, ką galėtum pasidalinti su šeimomis? Vienareikšmiškai kišenpinigiai. Vaikai turi gauti nuoseklius pinigus tą pačią dieną, tam tikrai, nežinau, tai atkarpai, sakykime, savaitėj. Jeigu vaikai gauna kiekvieną, ten, sakykime, per kalėdas, per atostogas, už tai, kad gražiai padainavo, už tai, kad gražiai nusišypsojo, oi močiutė atvažiavo, tai 100, tai 2, tai 3, tai 4, aš neperdedu, tikrai yra tokios sumos. Bet jeigu norime iš tikrųjų vaikams duoti naudingų dalykų ateityje, bet turi tėveliai labai gerai suprasti vieną dalyką. Ar vaikai edukuosis dabar, ar vėliau, ar ne, ar jie eis pas mane, ar skaitys knygas, ar tėveliai naudosis mano įžvalgomis, vaikas nebus patogus dabar. Nes tėveliai galvoja, va dabar jau pagaliau normaliai elgtis pradės. Vaikas nebus patogus jums, vaikas bus finansiškai atsakingas ir raštingas ateityje. Tai čia yra investavimas į vaiko ateitį. Kaip investuojame į fondus, čia yra investavimas į vaiko ateitį. Kišenpinigiai yra vienas pagrindinių aspektų ir dalykų, ką turi turėti vaikas. Pavyzdžiui, vaikas, jeigu yra, sakykime, 12-13 metų, gautų kiekvieną pirmadienį 15 eurų ir tėvai sakytų, čia yra tavo išlaidos, tavo poreikių tenkinimui, plus nusipirkti tai, ko reikia. Reiškiasi, galbūt grįžti su autobusiuku namo. Reiškiasi, 5 eurai yra autobusiukui, 10 eurų visai savaitė yra jo poreikių tenkinimui. Atėjo šeštadienis, mama nori filmą su draugais. Kodėl tu man tą sakai? Tu turėjai savo pinigų. Išleidau. Tai, vadinas, filmo nebus. Tai ko pasiekoje, tai yra galbūt iš šono baisiai skamba, nes mes tėvai norime savo vaikom pačio ko geriausio, kad jie patirtų kiek įmanoma daugiau, kad mes to neturėjom, aš noriu duoti savo vaikui. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulė klaida. Čia yra vaikui dovana, kada jisai turi savo finansus, jisai žino, kad yra viena atsakomybė ir jisai žino, kad yra jo poreikių tenkinimai. Reiškia, jisai pats pradeda dėliotis, kaip jam dėlioti šitos pinigus. Kada jisai tų pinigų negauna, o iš vaiko reikalauja būti finansiškai atsakingu, kaip? Kaip man išmokti važiuoti dviračiu, jeigu man dviračio neduoda? Tu turi taupyti, tu turi būti atsakingas finansiškai, tu nemoki tvarkyti su pinigais, o tai kaip man tvarkytis, jeigu aš neturiu ką tvarkyti? Čia nėra finansinis raštingumas ir kaip tėvelis sako, kaip išmokyti, duokit pinigų tam vaikui. Duokite, nustatykite sumą, kaip nustatyti sumą, tai čia pagal kiekvieno šeimos reikalus, bet duokite vaikui pinigų ir viskas, ir nebesikabinėkit, išleido ten, ne mano problemos. Vaikas išmoks dėliotis, išmoks taupyti, išmoks leisti, išmoks susidėlioti. Po truputėlį. Tai kišenpinigiai tai yra vienintelis dalykas, ką reikia daryti. Tai gerai, žodžiu, praktiškai spręsti šeimos finansus, kišenpinigiai
išsikelti Tikslu. tikslą su konkrečiu tokiu planu ir strategija, tai Taip. čia toksai yra iš esmės pagrindas. Taip, ir nekontroliuoti vaiko išlaidų. Kalbėti, bet nekontroliuoti. Dar irgi mačiau dalinaisi socialiniuose tinkluose ir nemažai irgi kalbėjai ir apie investavimą ir kad ir apie investavimą reikia kalbėti jau ir su vaikais. Nuo 11 metų. Aha. Nuo 11 metų jau reikėtų, nes Kaip tai daryti? tai kaip taip daryti, tai jeigu imtume mažesnius vaikus nuo 7 metų, ar ne, tai aš siūlau tėveliams išmokyti vaikus banko sistemos. Tai jeigu vaikas turi 10 eurų, tai jūs pasiūlykite palikti pas save ir jūs būkite bankas. Ir sakykite, jeigu tu laikysi savaitę pas mane juos, aš tau duosiu 10 centų, reiškia, prie tos sumos pridėsiu 10 centų. Kai praeis mėnuo ar 2, jau vaikas paskaičiuoja, kiek ten jau yra pinigų. Tai mes jau kaip ir truputėlį pradedam vaiką mokyti, kad pinigai, nežinau, stalčiuje, ar kur ten taupo, ar kaip ten tie vadinasi, tos taupyklės įvairiausios, ar ne. Tai piggy bank man iškart angliškai, ne? Tai ten ir tiek ir liks pinigų po mėnesio. Įdėjai 10 eurų, ten ir bus 10 eurų, o pas mane jau yra 10 eurų ir ten 50 centų. Tai va čia yra pirmieji tie investavimo žingsniai, kad vaikas suprastų, jog į tam tikras platformas, saugias platformas padėti pinigai, jie kažkokiu mistiniu būdu auga. Su vyresniaisiais, be abejo, jau mes mokinamės platformas. Jau rodau platformas, rodau obuolius pjaustų, žinokit, ko aš tik nedarau, ir obuolius pjaustų, ir pizzas perku, aš jiems rodyt, kaip čia gabaliukas investuotas ten ir taip toliau. Ir mes mokinamės iš tikrųjų suprasti investavimo, bet vaikai ateina šiaip jau žinantys tam tikrus principus. Tai vadinasi, tėveliai patys irgi jau pradeda domėtis investavimu. Bet reikia pradėti nuo mažens, kiek įmanoma nuo ankstėliau, todėl kad tada vaikai turės apčiuopiamą naudą. Nes į investavimą, kada įdedame pinigus, be 5 metų, ten net nereikia kišti tos nosies. Tai va, o po 10 metų jau galim sakyti, kad jau turiu kažką, jau turim. Tai vaikai dabar turi tam laiko. Tai jeigu vaikui yra 10 metų, tai kol jam sueis 20, jisai jau, wow, aš čia turiu. O gal galėtum pasidalinti, aišku, neskleidžiant nei vaikų vardų, pavardžių, bet galbūt iš tų visų mokymų kažkokių tai istorijų įsimintiniausių, ko vaikai pasiekė, kaip vaikai pasikeitė, galbūt kažkokį tai, nežinau, labai įdomų savo tikslą įgyvendino, kažko tokio norisi. Yra labai daug ir šiandien kaip tik socialiniuose tinkluose pasidalinau jaunuolio, nes kuria elektroninės parduotuvės 14 metų jaunuoliai, 15-16 metų jaunuoliai, sukūrė savo individualią veiklą, atidarė elektroninę parduotuvę, susiskambino su tiekėjais, jisai tampa partneriai su jais, tada skambina kitiems, užsisako tam tikrus maisto produktus su savo etiketėmis ir to prasme vyksta ten toks įdomus procesas ir įdomus faktas, jog atrodo tos techninius dalykus padaro greitai, nes ten čia GPT, čia biški tas, dirbtinis intelektas. O kai reikia skambinti partneriams arba rašyti laišką partneriams, jau prasideda, kai man rašyti. Va čia ir prasideda tas didysis mokymasis, ar ne, kad su partneriais yra kitokia verslo etikos kalbėjimo maniera. Tai va, labai faina, kada susiorganizuoja, pavyzdžiui, 3 merginos gyvena, irgi sukūrė elektroninę parduotuvę. Įdomiai jos su tokia spaustuvė sudarė kontraktą, siuvinėja žodžius, citatas ant maikučių, bet tos citatos yra iš Biblijos. Ir šauka, atrodo, į galvą tokia mintis, ne? Aš sakau, wow, man net į galvą nebus ateis tokia mintis. O jos taip, net padarėm. Tai tikrai labai didžiuojas ir džiaugiuosi kiekvienu tų žingsniu ir labai faina ir sakau, tėveliai, respektas, kad leidžiate, darote, finansuojate tuos dalykus. Tai tikrai ir vaikiškus drabužėlius yra, kas jau ir pardavinėja su investavimu. Po pusės metų sako, eik savo, Viktorija, 150 aš jau profito turiu. Ir aš taip, jei. Tai faina, tas yra nerealu ir tada tu supranti, oh my gosh, kaip gerai, šiuo metu yra apie 300 vaikų mokinasi online, tai kad ir, sakykime, kad ir 5-6 jau uždirba, man jau būna, kaip gerai. Tai plačiau ir papasakok būtent apie
dirbančius paauglius. Taip. Kaip jau minėjai, nuo 14 metų Pilnai gali dirbti. gali paauglys vykdyti individualią veiklą, dirbti. Tai vat ir papasakok apie visus šitus dalykus, nes galbūt net ne kiekvienas paauglys ar tėvelis žino apie tai. Nežino, tikrai nežino, bet pasakysiu, pasidalinau tik tokią video apie tai, kad jaunimas, ar jūs žinote, čia prieš vasarą ir tarp kitko Vilnius, Kauno ir Klaipėdos savivaldybės netgi turi tokią kaip ir, sakykime, ne sistemą, bet tiesiog tokia yra programa paaugliams, kur darbdaviai sukelia savo siūlomas pareigas paaugliams ir paaugliai prisijungia prie sistemos, gali pasirinkti, kur jie gali dirbti. Ir būtent tie darbdaviai gauna 50% vaikų atlyginimų į kompensaciją. Tai kaip ir darbdaviui gaunasi sumokėti tik tai 50% bereikia. Tai ko pasiekoje aš per vieną dieną sulaukiau 180 žinučių iš vaikų. Mane domina. Vieni iš jų susirado darbą, kiti iš jų čia ieškoti reikia, o kitiem tėvai neleido. Tai ko pasiekoje vaikai tikrai gali dirbti ir užsidirbti, bet iškart galiu pasakyti, darbo reikės ieškoti patiems. Net jeigu aš tokia faina ir aš galiu padėti ir parašyti ir parodyti, bet ne, skambinti, rašyti reikės patiems. Yra laikas nustatytas, kada ir pavyzdžiui Liepos mėnesį kažkas sumastė paskambinti ir sakau, tu juokauji. Nuo gegužės mėnesio vaikai jau įsidarbinę, nes nieks nelaukia čia, kol tu sugalvosi, ką daryti, dirbti ar atostogauti. Tai čia toks yra labai spartus žingsnis vaikams į suaugusiųjų pasaulį, į kurį jie labai nori ateiti. Ir parodymas, kad greitai nušvilpia gerus darbus iš panosės, bet ko pasiekoje, tai tikrai gali dirbti ir kavinėse, netgi kontrolieriais gali būti paaugliai ir, kavinukėse, manau, klasika yra. Sportlandas taipogi vasaros metu paauglius įdarbina. Tikrai yra. Net jeigu ir nerasite internete, kur įsidarbinti, komunikabilumas, drąsa sužavi visus. Sakykit, ką norint. Ir tu atėjęs į kavinukę ir sakyti, žinot ką, aš čia noriu dirbti. Tai tikrai įdarbins. Tai vaikai tikrai yra aišku aspektų, pavyzdžiui, nuo 14 iki 16 metų mokslo metu, jie realiai po pamokos gali dirbti ten kokias 2 tik tai valandas, ne po visų pamokų, ten gali dirbti po 8 valandos, nuo 16 ten po 10 nebegali dirbti. Yra tų tokių niuansų, bet vis geriau nieko. Ir su individualia veikla gali jau pradėti, kaip ir verslas. Vienareikšmiškai gali su individualia veikla dirbti, užsidirbti, yra įvairiausios ir lengvatos paaugliam, ir vėlgi ten, tai tik reikia daryti. Gerai, o kai jau paaugliai turi tą savo ir banko korteles ir taip toliau, galbūt perka kažką internetu, ar tu mokai to tokio saugaus finansų valdymo skaitmeniniai erdvėje ir taip toliau, kad visa tai būtų saugu, kad jie žinotų, ką atkreipti dėmesį ir šiaip galbūt gali irgi pasidalinti. Mokinamės su mažyliais, aplamai mokinamės apie banko korteles, kodėl negalima jų laikyti telefono dėkliuke atsuktais duomenimis, tai vaikam būna šokas, tai visi eina greit, matau, pasikeisti iš karto toksai, toksai veiksmas, tai ką? O taip, tai pačių vyriausiųjų nemokinu apie banko sistemas, vyriausius tai turiu galvoje nuo 10 iki 15 ir paskui vyresnius vaikų. Aš daugiau mokinu apie platformas, kur dėti pinigų, kur ne, ir mokinu juos simulacijoje, kur yra feikas, o kur yra tikras, kur yra skemas, o kur yra ir kad tikrai ten bitkoinas per vieną dieną tapsi ten 1500. Tai mokinu tą, nes iš tikrųjų labai daug pasimauna žmonių, būtent dėl tos informacijos trūkumo, tai mokinu. Bet apie pačias banko korteles tai jau daugiau mažylius, bet šiaip visi nuo 7 metų jau aš rekomenduoju turėti banko korteles ir net kišenpinigių siųsti į banko korteles, kitą kartą duoti grynaisiais, kitą kartą į banko kortelę, kitą kartą duoti 10 taip, 5 pervesti, kad vaikui smegenys nuolat suktųsi, kur čia tie mano pinigai ir kokia čia tai iš viso suma. O būna dar visokiausių ten tų programėlių, kur ten gali matyti, kur vaikas išleidžia, ten pervesia pinigų, pasižiūrėti viską. Gal kažkokių tai irgi turi patarimų, ar iš viso tos programėlės kažkokios yra naudingos?
Nauda, iš tikrųjų, aš asmeniškai nenaudoju jokių programėlių, aš net neseku savo vaikų Ten tokia įklaidų. kontrolė. Kam kontroliuoti, ta prasme, tai arba vyksta, jeigu aš daviau kišenpinigius, tavo atsakomybė yra. Mes kontroliam, draudimais neišedukuosime jokio sąmoningumo. Ir tada stebimės, iš kur pas tave nėra loginio mąstymo. Tai iš kur bus, kad mes pasakom, ką daryti, kaip daryti, užblokuojam telefonus, blogai pasielgi, viskas, duok čia telefoną, čia užsirakina po 5 ar valandų ar kiek. Tarsi, blok. Čia tarsi kaip COVID-e. Užblokavo visus, wow, kokie mes visi sąmoningi palikom. Tobulai. Mes išmokom gudraut. Kiekvienas draudimas mokina mus gudrauti. Galvot, vaikai kitokie. O jesu, kaip jie gudrauja. Tai iš tikrųjų, arba mes norime būti su vaikais ir mokyti juos sąmoningumo, arba mes norime išmokyti juos gudrumo. Tai jau pasirinkite patys. Tada nenustepkite, kodėl meluoja, kodėl nesako, kodėl nedaro. Kaip ir su socialiniais tinklais. Jau mano vaiką, jau ten tik nuo 15, tiktokai ir panašiai. Ar tai yra gerai ar blogai, ar ne, kiekviena šeima turi savo pasirinkimą, bet aš esu už sąmoningumą. Išmokyti vaiką naudotis teisingai ir atskirti galime tik naudojimosi būdu, o ne draudimo būdu ir gyvenant vienaragių pasaulyje. Viskas faina ir tobulai. Taip nėra. Tai mokyti vaikus, ką teisinga šnekėti, ko neteisinga šnekėti, ką svarbu pasakyti, ko ne, į ką atkreipti dėmesį, mes mokiname. Ir jau geriau, kad vaikas ateitų ir pasakytų, negu, mamai pasakyti. Mes neturime būti tie baubai, pas kurios vaikai bijo ateiti. Tai tie draudimai, sekimai, ką nupirkai, panašiai. Tai dabar pavyzdžiui, duosiu, tu pamatytum, kad vaikas pagal tavo suvokimą nusipirko, nesąmonę, kad šudniekių prisipirko, bet pagal tavo suvokimą. Nes noriu priminti, kad mes šudniekių etapą praėjom visi. Visi praėjom. Tik mes jau suprantam tą ir norim, kad vaikas nepraėjo šudniekių etapą, irgi suprantam, tai taip nebus. Nusipirko šudniekį, ne? Ir tu pamatai ir pradedi sakyti, kad iš šūdų prisipirkai. Pažiūrėk, tavo sąskaitoje. Ar vaikas pasijaus saugus, kad tu stebi, kad tu darai, kad nepatenkinta, nenori mamos nuvilti. Wow, finansinis raštingumas, tobula. Turbūt geriausia yra pažvelgti viską per savo tą prizmę, ne kas mums yra tas pasitikėjimas gyvenime. Tai žinoma. Nedarykim nesąmonių bent jau per vaikus. Norit save kontroliuokit. Parodykit, kuris nenusipirkom nesąmonių. Ir dabar nusiperkam ir ne tik paauglys. Aš čia nevaisiu tarsi vaikai. Taip. Kas nenusiperka nesąmonių? Kas neturi silpnumo akimirkų? Kas nenusiperka, nors turi bet turi silpnybę. Parodykit. Nėra tokių. Bet kai vaikas, tai jau nemoki taupyti. Nemoki to daryti. Nesąmonė. Aišku, yra vaikų, kurie tikrai labai daug išleidžia, tikrai dalykams, kurie kompiuteriniai žaidimai, kurie tikrai priklausomybę kelia ir taip toliau. Irgi dažnai tėvai sako, bet mano vaikas prisiperka kompiuterinių žaidimų į bet sakau, palaukit, o kas to kompiuterį nupirko? Mama. Tai koks buvo susitarimas, kame yra reikalas, kame esi reikalai. Tai mes patys duodam, o paskui norim atimti. Duoda, bet uždrausiu. Nupirkau tau telefoną, bet aš atimsiu iš tavęs. O kada reikia jau įsikišti? Ar yra ta kažkokia riba? Kai tavo jau... Įsikišimo nereikia, reikia nuolatinės komunikacijos su vaiku, ar ne? Atkreipkime dėmesį, jeigu vaikas nuolatos skolinasi iš ko nors. Jau įlenda į skolas. Jeigu matome, kad nuolatos prašo paskolinti, ar ne, arba matome, ateina signalai iš mokyklos, kad vaikas ten skolinais iš visų arba nebevalgo ir panašiai, tada be abejo mes turime įsikišti, pasiklausti, dėl kokių priežasčių, kur išeina pinigai. Ar ne, bet tam ir yra tokios edukacijos, nes tada vaikai supranta, tai dėl ko man yra duodami tie pinigai. Dabar supratau, reiškia poreikiams, svajonėms, kažkam nusipirkti, kažką pasidaryti. Bet turi būti komunikacija, nėra taip, kad, imko 15 eurų savaitį, viso, iš akių. Tai negali tai būti. Kaip sekėsi, ką šiandien valgiai, ką nusipirkai, ką savaitgalį planuoji veikti. Čia yra ta nuolatinė komunikacija, kuri atveda prie pinigų, ne taip, kad, kur išleidai dabar? Greitis, kas sakyk, aš patikrinsiu, pažiūrėsiu, kiek tu čia išleidai. Čia yra toksai, kaip aš sakau, nepamirškime, kad patys buvome vaikai, įsivaizduokime, kaip mums būtų malonu, kad prieitų
ir sutapatinkite save su savo dabartiniais finansais, kuriuos gaunat. Nu, tai gauni 2000 atlyginimo, nu ir grįžti namo ir dabar tau vyras sakė, žinai, kur tu ten išleidai dabar? Nu, kaip nemalonu, ne? Ir prasideda kivirčius, kaip tik kur? Silpnumo akimirka buvo. Na, tai čia yra vienas ir tas. Iš esmės principai yra, tie visi finansiniai principai yra tie patys, kaip ir mūsų suaugusiųjų gyvenime, tik tai galbūt viskas mažesniais masteliais. Vienareikšmiškai, mes jautriai labai reaguojame tas visus dalykus. Tai čia taip jau yra. Aš sakau, aš kiekvieną kartą prisijungus prie vaikų finansinio raštingumo, sakau, kaip aš jums nepavydžiu, kai jūs esat vaikai. Nesakau, jums tiek atlaikyti reikia mokykloje, pažymiai, namuose, reikalavimai, vyriausybė reikalauja, visuomenė reikalauja, tas reikalauja, socialiniai tinklai turi savo taisyklės, čia draudimas, čia tai, tu ko tu nori būti užaugęs. Tai aš nepavydžiu jiem, aš sakau, jūs dar laikotės gerai. Tai ir išstumdo tas toksai, aš privalau. Aš privalau realiai patenkinti kitą, kad man būtų gerai. Aš privalau, aš geriau jau padarysiu tai, ką liepia mama, nebepirksiu šūdų, nebepirksiu to, nebepirksiu šito, aš ramiai pabūsiu, belė tik tai, kad man nebekvaršintų galvos, bet tik tau gerai, o jau mano kokie tikslai ir panašiai. Tai. Ir va taip suaugę žmonės ir neretai dirba ne savo mėgiamoje srityje, dėl to, kad patenkintų kažkieno lūkesčių ir taip toliau. Tai dar noriu pereiti apskritai bendrai, kaip ir kalbėjome, viskas, ko tu mokai vaikų, iš esmės visas tas finansinis suvokimas yra lygiai toks pat kaip ir mūsų suaugusiųjų pasaulyje, tik tai trupučiuką, kaip sakant, mažesniais kitokiais masteliais. Tai galbūt irgi galėtum pasidalinti iš praktikos, ateina įvairūs vaikai iš įvairių šeimų, plus bendrauji ir su jų tėvais ir tu turbūt irgi visiems susidarai tą tokį modelį, koks pas mus lietuvius, ar ne tas toks finansinis dažniausiai yra tas mentalitetas. Gal kokie yra dažniausiai tie finansiniai blokai, finansinės klaidos. Čia jau apskritai ne tik apie vaikus, bet ką tu pati pastebi. Aš sakau, kad mes žmonės klaidų nedarom. Mes klaidų nedarom, mes tik tai turim kiekvienas tą skirtingą suvokimą, bet tai ateina absoliučiai iš mūsų šeimų. Jeigu aš gyvenau, tarkim, šeimoje, aš gyvenau labai normalioje šeimoje, darbinio luomo ar ne šeimoje, visko turėjom, ko mums reikėjo. Ir kaip daugelis sako, oi, mes ten gyvenom tik tai ant bulvių ir panašiai, tai visi taip gyveno, visi turėjom tą laikmetį. Bet principas, kad mes labai dažnai traktuojam, aš neturėjau, tai dabar noriu turėti maks. Tai tas maks yra fasadas. Ar ne? Mes labai turime tą fasadą. Tai geresnė tvora, gražesnis namas, geresnė mašina. Bet dėl kokios priežasties, ar ne, tas geresnis namas ir ar dėl to, kad aš noriu ir aš patenkinu savo tą vidinį ego, nes aš tikrai dirbu ir aš siekiu, tai tada kaip ir viskas tvarkoje. Bet jeigu važinėsiu su Bentliu naujausiu BMW, bet gyvensiu ten 15 kvadratų nuomojamam bute ir ten neturėsiu jokių nei svajonių, nei tikslų, nu tai tada biškiai keista, ar nebūna. Bet vėlgi, aš tokia esu, jeigu jam gerai, tai man gali pabarabanu, ar tu ten su BMW, kur tu gyveni ir kur tu ten darai. Aš žiūriu savo draugus, aš džiaugiuosi savo draugais, savo pasiekimais, mes žinom, kuriam pasisekė, kuriam nepasisekė, tai bet iš tiesų mūsų lietuvių mentalitetas keičiasi ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad žmonės vis mažiau pradeda tikėti televiziją, gal taip pasakysiu, labiau tiki YouTube. Tas labai gerai. Tas yra juokas juokais, bet tai yra tiesa ir aš tikrai atkreipiu dėmesį, kad tikrai naujoji, ypač karta, aš save irgi pritaikau prie tos vis tiek naujesnės kartos, mes mokame jau atsirinkti informaciją ir jau priimti tinkamesnius sprendimus. Jeigu turime verslą, tai mes jį ir darome tą verslą. Ne dėl kitų, kad pasakyti, aš verslininkas. Jeigu mes dirbame, tai būname savo srities specialistais ir mes džiaugiamės tom. Nebėra taip, kad aš ten toks, aš čia statybininkas, aš toks, nebėra to. Ir aš dėl to labai labai džiaugiuosi. Aš kadangi gyvenusi Švedijoje, tai galiu palyginti ir pasakyti, kad Švedijoje finansinio raštingumo edukacijos vaikams iš viso nėra. Nes tada, kada aš dar gyvenau, jau buvo naikinami grinųjų pinigų procesijos visi reikalai. Tai tie vaikai neturi grinų pinigų. Tai pas juos visur tik tripipipipipipi.
Tai va, tai aš manau, kad mes tobulėjam, bet bent jau taip tikiuosi. Gal mane supa tokie žmonės, negaliu pasakyti. O jeigu mes pakalbėtume apie pinigus iš tos psichologinės pusės, tu jau nemažai čia irgi ir užsiminiai, kas apskritai yra žmogui pinigai ir kaip tas santykis su pinigais gali pasireikšti žmogaus gyvenime, kokiose srityse? Santykis su pinigais. Aš vėlgi visada einu kaip ir vaikams tą patį, sakau ir edukuoju, kiekvieno yra taip absoliučiai asmeninis reikalas, net mes negalime laikytis vienos taisyklės. Absoliučiai. Vienam galbūt ar ne tas santykis yra būtent per daiktus. Tegul, ar ne, vat kaip ir minėjau, vaikystėje to neturėjo, tai jis sakė, dabar duosiu maks. Kitam yra, kaip tik norisi labai daug keliauti, bet iš vis nieko, ar ne, atrodo, tas tai jau nieko neturi. O iš tikrųjų turi labai daug, ar ne? Tai tas santykis su pinigais visų pirma suvokti, dėl ko man reikia tų pinigų ir kodėl man reikia būtent tokių pinigų. Ar aš noriu patenkinti savo ego, ar aš noriu parodyti kažkam, kad aš galiu pasiekti. Nes, pavyzdžiui, sakykime, į mano situaciją, ar ne, vis tiek yra skyrybos, tų vaikai, tai aš manau, visi žinom, ar ne, tą tokią klasiką. Ką tu darysi, man čia? Išsilavinimo neturi, 2 vaikai maži, darbo neturi, ką tu darysi? Tada. Tai čia iš tos irgi tokias, koks yra tavo santykis su pinigais, tai koks yra santykis tau pačiam su savim, tai taip ir gaunasi su pinigais. Jeigu tu, kaip aš sakau, viduje su savo mintim bullshit visus kalbi, tai tas matosi labai vizualiai ir ant žmogaus. Kiaurai tiesiog matosi. Skandinavijoje gyvendama tikrai yra labai daug bendrauta ir su milijonieriais ir daug uždirbančiais žmonėmis, bet tu sėdint supranti, kad jis toks tik tai iš komunikacijos, bet ne iš vizualinio vaizdo. Taip. Ir dabar norėčiau, kad tu pasidalintum tokiais tipsais, prieš tai dalinaisi, kaip elgtis, kaip kalbėti apie pinigus su vaikais. Dabar norėčiau, kad pasidalintum tokiais tipsais kiekvienam suaugusiajam tiesiog pagrindinių tokių dalykų, kaip valdyti tos savo pinigus, kokios yra tos auksinės taisyklės. Eik, nevaldykit, leiskit visur, kur tik kai norit. Tas valdymas vėlgi, jeigu nėra tikslų, tai tu valdyk nevaldęs tų pinigų, arba jų bus, arba jų nebus. Tai čia mes vėlgi grįžtam į tą patį vaikų finansinio raštingumo edukaciją. Koks yra tavo tikslas? Dėl ko tu nori valdyti tos pinigus? Kam tau reikia juos valdyti? Ar tu nori nusipirkti namą, ar tu nori nusipirkti automobilį, ar tu nori ateityje finansiškai laisvai jaustis? Ką reiškia finansiškai laisvai jaustis? Jeigu ateis žmogus ir sakys, tai atsidarykite fondą, investuokite, taupykite, žiūrėkite, kiek išleidžiate, tai yra klasika, kurią mes parodykit, kas nežinom. Mes visi žinom, ar ne, kad reikia tą, reikia šitą. Bet tai yra taisyklė, kuri vieniems galioja, kitiems negalioja, nes yra labai daug klausimų. Kodėl? Kas yra komfortiškas gyvenimas tau? Ką reiškia komfortiškas gyvenimas? Ką reiškia, kada tu galėsi atsistoti ir sakyti, žinai, aš esu finansiškai laisvas žmogus? Ką reiškia? Kitam sakys, dėl to, kad aš galiu vieną kartą patostogauti, kur noriu. Kitas sakys, aš nuėjęs į parduotuvę, nežiūriu kainų, galiu pirkti, ką noriu. Vat jam tai yra finansinė laisvė. Kai man atsakys žmogus, kas yra jam finansinė laisvė, tada galėsiu pasakyti, o kągi tau reikia daryti. Sorry, negaliu atsakyti klausimą. Taip, nes pavyzdžiui, tarkim, konkrečiai apie, dabar ne apie investavimą, o apie taupimą. Galbūt irgi yra kažkokių tai tokių geriausiai pasiteisinančių tokių praktikų, kas labiausiai padeda tos pinigus sutaupyti. Vat jeigu žmogaus yra tikslas pataupyti pinigus, nes tarkime, jisai gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, visiškai nebelieka jokio net minimalaus rezervo. Ir noriu sutaupyti, pavyzdžiui, šį kitą mėnesį, ir kiekvieną mėnesį noriu bent kažkokią tai minimalią dalį pasitaupyti, ko iki šiol nepavykdavo padaryti. Įplaukų rašymas. Visada, jeigu matytumėt mano užrašų knygutę, ten yra balaganas, nes aš visada turiu užrašų švarraštį ir balaganą. Tai tam balagane aš nuolat rašau, kokios įplaukos pas mane yra ir kokios laukia manęs išlaidos, ar ne? Ir aš visą laiką atkreipiu dėmesį, kur mes galime, vadinkime, pataupyti arba atsidėti, aš labai nemėgstu to žodžio taupyti,
kur mes galime atsidėti dėl tam tikrų priežasčių. Ir mums tai reikia skaičiuoti. Jeigu, sakykime, iki to laiko mums yra 5 mėnesiai, atlyginimus 1500, išlaidos ten kokie 700, ar ne, tai vat skaičiuojame, jeigu aš atidėsiu po 50 eurų kas mėnesį, kiek aš turėsiu iki tos datos. Ir tada matom, kiek mums trūksta. Ir kai mes matom, kiek mums tiksliai trūksta, tada galvojame, ar mums iš kažkokio mėnesio galbūt daugiau atsidėti. Ir visą tai tiesiog braižytis. Va šitam mėnesyje pasirodo nebereikės mokėti už kompiuterį, jau nežinau, už elektrą pasirodo permoka. Nu, čia aš tiesiog taip imu. Tai reiškia, aš jau galėsiu tą 20 arba 50 eurų jau dėti savo tikslo link. Tai čia yra struktūra ir sistema. Tai jeigu neišeina didinti galimybių, kad daugiau gauti įplaukų, prisiminkit skolas, gal kažkas skolingi ir labai padeda. Tai, kad sako, kai jau būna batai su pinigais, tada greit prisimeni, kas tau skoloj. Tai nėra blogai, tai nėra blogai. Tai ko pasekoje susidėlioji ir tada tik tai šitokiu būdu. Tai žodžiu, žmonėm dažnai nepavyksta sutaupyti dėl to, kad jie tiesiog nemato tų savo išlaidų, nemato vėlgi tos faktūros, tai reikia fiksuoti. Viską fiksuoti, jūs nustepsite, kai jūs pradėsite fiksuoti ir jūs pamatysite, kiek iš tikrųjų netgi, ką reiškia netgi programėlės. Galbūt kažkur visas prenumeratos, kad nesijauti, bet čia net pamiršti, kad vienareikšmiai, tai vadinasi nematomos prenumeratos, jo vadinasi. Tai reiškia, jūs galbūt nusipirkote Netflixą, jūs jo net nebežiūrite ir viskas. O jum klap ir kas buvo sąskaitė nebėra. Lygiai taip pat mes labai dažnai fondus prisirašom, kaupiamuosius fondus, tokius fondus, trečiokius fondus. Pradedam kaupti, nebėra pinigų, nuskaičiuoja 30 ir gal, o aš kam aš šitą fondą turiu, ne? Tada va čia ir yra tokia pamoka, kad domėkitės, už ką jūs nusipirkot, už ką jūs mokat, už ką jūs ten tos prenumeratos eina. Gal kažką susistabdyti, gal kažką atsisakyti. Tai labai padeda prasivalyti. Surodo pinigų taupams. O dabar tada apie investavimą. Užsiminiai, kad jau ir paauglius mokai, kalbi ir taip toliau. Tai apskritai ir ne tik paaugliams papasakok, bet ir galbūt suaugusiesiems tikrai daugumai ir trūksta tų žinių. Dėl to dauguma ir kreipiasi į įvairiausias įmonės bendroves, ar ne? Tai vat, ką dar galima daryti, jeigu noriu investuoti, kokias platformas atkreipti dėmesį. Ir pagal tą skirtingą biudžetą, skirtingas finansinės galimybės, kokios tos platformos yra vertos dėmesio. Jeigu iš vis net nesate susidūrę su investavimu, tai apie platformas klausimo iš vis net neturi būti, nes kai pradeda landžioti į tas platformas, tada prasideda balaganas, žmonės išsigąsta, pamato kreivės. Šiaip iš tikrųjų pats investavimas tai yra labai ilgas, kaip sakau, mokslas. Galbūt iš manęs juoksis, kurie investuoja ir pasakys, dėkai nusišneka ir taip toliau, bet aš dirbu su vaikais ir aš matau tėveliai, kaip sėdi šalia ir kaip jie neatsako, pavyzdžiui, klausimą, kas yra dividendai, ar ne? Ir tai yra normalu. Ir aš nesakau, kad jau, man visi suaugę turi mokėti. Ne, bet pats investavimo suvokimas, mes turime suprasti, kad jis yra labai labai svarbus, nes gimstamumas Europoje mažėja, sveikatos sistema gerėja. Iš tikrųjų, pagal statistiką dabar nedarbingų žmonių yra labai daug, kiek nedarbingų, kiek nenorinčių dirbti, bet nedarbingų reiškiasi ir pensijinio amžiaus, ir neįgalių žmonių labai daug didėja, o gimstamumas mažėja. Ką tai reiškiasi? Sodrinių pinigų uždirbančiųjų mažėja. Todėl sodra, jinai jau nebegarantuoja, kad mums kažkas bus, bet jinai ir neturi garantuoti, ar ne? Čia toks, kaip sakau, sisteminis reikalas. Žmonės pradėjo tą suprasti ir matyti, todėl pradėjo investuoti. Ir jie, čia prasideda tas kaupimasis, ar ne? Nes jeigu šiai dienai įdėsite, aš kaip vaikams sakau, įdėkit tą 50 eurų, kur močiutė jums davė, įdėk ir pamiršk ir viskas, tik kitą mėnesį vėl duos tą 50. Tai platformos be abejo, jeigu investuoti į akcijas, aišku, visi žiūrime tas populiariausias, stabiliausias, tai mes turime stebėti įmonės, ar ne, kurios yra stabilios. Įmonės, kurios kažką gamina, apčiuopiamą produktą ir, sakykime, tokie kaip Coca-Cola, ar ne, arba tie, kurie gamina šampūnus, dantų pastų ir panašiai, jos, kad bankrutuotų, čia labai mažas procentas, tai plaukim galvas ir viskas bus gerai ir įmonės nebankrutuos.
Bet esmė yra tokia, kad mes apie investavimą galvojame, kad tai yra labai sudėtingas reikalas, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog vieną kartą įdėti, pasimokyti, į ką įdėti, kaip paskaičiuoti vienos akcijos pelningumą, suprasti, ar ta įmonė stabili, ar su ja kažkas yra negerai. Ta išmokus viskas. Tada atsiranda suvokimas, o tada jau kaip Trumpas duos. Bet tie, kurie investuoja, supras, apie ką aš galvoju. Nes čia visi valerijono gėrim. Ir Viktorija dar pradžioje minėjai, kad savo veiklą versli klasę jau perkeli ir už Lietuvos ribų, planuoji tai daryti, gal jau po trupučiuką ar ne ir judi. Tai tiesiog irgi pasidalink, kokie čia tie artimiausi planai. Užmojai. Labai dideli užmojai iš tiesų, nes aš esu sukūrusi tokią vaikams mokymo programą ir sistemą, kad neįmanoma, kad vaikai kažko neišsineštų. Ir jiems būna labai įdomu. Aš, pavyzdžiui, mokesčių sistemą, kad vaikai suprastų, kas yra mokesčių, mokinu su keksiukais. Tai jie visi eina savo. Žaidimo forma, vienareikšmiškai. Neatsiras nei vieno vaiko, kuriam sakytume, tai kas yra mokesčiai, keksiukai iš karto galvoje, nes kur keksiukas ten nueina, ten nueina. Tai aš esu sukūrusi tokią programą, kuri yra antiek įdomi ir padaryta ne mokyklai ir ne švietimui, vaikam. Jinai absoliučiai sukurta vaikams ir aš supratau, jog aš nebegaliu persiplėšti, aš žinau, kaip vaikams faina su manimi mokytis, bet realiai daugiau negu 300 vaikų aš viskas jau nebegaliu paimti, nes nebėra 8-dienių, 9-dienių. Tai ko pasiekoje aš nusprendžiau, jog šią programą noriu integruoti į mokyklas kaip virtualus mokytojas. Dirbtinis intelektas dabar padeda sukurti įvairiausiam kalbom mokamas mokymą, ar ne? Tai reiškia, mano veidas, mano viskas, bet kalba būtent to šalies kalba ir su IT specialistais darbas vyksta. Tai šiuo metu vyksta dialogas su būtent Lenkija ir manęs klausia, kodėl Lenkija? Matys, kiek ten žmonių gyvena. Su ten tokia rinka. Tai iš tikrųjų domisi, įdomu, jiems yra labai svarbu ir būtent tą programą integruoti į Lietuvos mokyklas. Tai keliauji. Po trupučiuką, gal paskui ateity ir kažkur kitur. Labai norėčiau, aš iš tikrųjų norėčiau, kad būtų taip, kaip, žinote, Lietuvoje būna Montessori, arba, pavyzdžiui, ateinate į valstybinę mokyklą ir sako, va čia mes dirbam pagal ten Izraelio kažkokią ten metodiką. Tai aš labai noriu, kad ateitumėte į kokią Vokietiją ir sakytų, čia yra Viktorijos Vėgelytės klasės metodika. Ir įgyvendins, neabejoju. Aš taip noriu. Tai dabar ir pakalbėkime dar trupučiuką keletas klausimų būtent apie moteris versle. Tai, kaip jau ir minėjau, priklausai verslių moterų klubui Start for Networking ir kurį laiką buvai ir ambasadorė. Tai papasakok, ką tau pačiai suteikia būtent narystė šiame klube ir kodėl svarbi ta bendruomeniaveika, ta bendrystė, tas dalymas žiniomis. Kaip manęs paklausė moteris Viktorija, ar eiti į kokį klubą, ar priklausyti kokiai bendruomeniai, vienareikšmiškai sakau taip, nes tai yra viso ko pagrindas ir mokykla. Būti žinoma, matoma, išmokti save pristatyti, kalbėti, žinoti, kaip tave žmonės mato, kas tave rekomenduoja, dėl kokių priežasčių nevyksta rekomendacijos, ar ne, o kaip tu moki kitą žmogų rekomenduoti, ar ne, kaip tu moki kitą klausyti, kuo jis užsiima. Visa tai vyksta tik bendruomenėje, nes nuolat keičiasi žmonės. Nuolat keičiasi verslai, verslo metodikos, nuolat keičiasi poreikiai žmonių, auditorija, socialiniai tinklai, pozicionavimas. Vienai sėdint ten gali išprotėti. YouTube vienas mokymas, knyga tokia, va čia mokymai tokie, bet ten sakė kitaip. Bet kada tu esi bendruomenėje, tave išmokina ne tik kalbėti, bet ir labai gerai girdėti ir klausyti. Tai kai aš buvau ambasadorė net 2 metus ir tikrai su kokybės vadove, tikrai sukūrėme didelę komandą stiprių moterų ir va tada tu supranti, kaip aš išmokau girdėti kiekvieno žmogaus netgi būseną ir jausmą, o tas versle yra tiesiog aukso kainai. Taip. Ir įdomu, ar dar egzistuoja kažkokie tai stereotipai apie moteris versle, nes tu tikrai ir turi ilgametę patirtį įvairiuose versluose
ir, kaip sakant, sukiesi tarp tų verslių moterų, tai kaip yra? Ar dar susiduriama? Aišku, aš nemanau, kad mes iš tų stereotipų kada išeisime, nes visais laikais moterim viskas buvo labai daug draudžiama, ar ne, ir bėgti maratonę, ir balsuoti, ir mokytis, nu, ne šiaip savo, dėl tam tikrų priežasčių, nes greit galim pakeisti. Bet ko pasekoje, iš tikrųjų, tie stereotipai, jie tikrai yra ir jie ganėtinai dideli, kaip ir moterys vairuotojos, kaip ir tas, kaip ir... Čia yra klasikų klasika, bet aš manau, kad išmintingoms moterims šitie stereotipai labai padeda. Labai padeda. Mes labai galime tokiais dalykais net manipuliuoti, ar ne? Ir tu sakyti, kągi, žinai, moteris, ką aš čia? Aišku, čia yra juokas juokais, bet ko pasekoje stereotipai yra, buvo ir aš manau, kad tikrai bus, bet didelis mano toksai noras net nebandyti įrodinėti, o daryti dėl savęs, savo realizavimo. Nežinau, kažkaip mane supa tikrai labai daug moterų, visos jos veiklios, verslios, vienos ir augina vaikus vienos, kitos ir nuostabiai su vyrais augina ir vyrai palaiko jų verslus idėjas. Nežinau, taip kažkaip, bet stereotipas faktas, kad yra, tai mes patys matome į savivaldybę nuėjus, į vyriausybę atėjus, ar ne, arba tas visas situacijas pakliūs, tai taip, kai verslą daryti, tai rinksis greičiau vyrą, ar ne, nes, bet vėlgi reikia atkreipti dėmesį dėl kokių priežasčių, nes mes mamos, mes dar esame mamos, tai. Bet trupučiuką kažkaip galbūt jau švelnėja šitie visi galbūt. Arba ieško ir to tokio balanso ir įmonės, tarkime, ar ne, ir kažkaip tiek dėl tų darbuotojų, tiek dėl vadovų, kažkas po trupučiuką vis vien jau. Aš manau, kad moteris stiprėja. Ne kiek aplinka silpnėja arba atsitraukia, moteris stiprėja jums. Nenori, nereikia. Neįdarbinsime, savo sukursiu. Čia šitos serijos. Nemenkinu tikrai jokių būdų nei vyriškų tikslų, nei moteriškų tikslų. Nesakau, kad kažkuris už jų yra šustresnis ir fainesnis, bet principas yra toks, kad moteriams reikia tikrai labiau pasistengti įrodyti. Ne vien, kad įrodyti, bet tikrai reikia daugiau dėti resurso tą pasiekti, nes, kaip ir minėjau, mes pačios esame dar ir mamos. Mes esame mamos, pavyzdžiui, mano atveju, ar ne, jeigu kažkas vaikas suserga, tai kas važiuoja? Mama, ar tu susitikime, ar susirinkime, tu važiuoji, ar ne? O vaikas serga, tu palieki namuose, bet tu važiuoji, bet vidus tai tu, ar ne? Ekskursija, tas, tu viskas esi pati atsakinga. Tai nereikia stebėtis, kad tų pačių funkcijų moteris ne visada gali atlikti, kiek atlikinėja vyras. Tai. Ir dar pačiai pabaigai, nors ne, dar prieš paskutinis klausimas, įdomu, kokį tu patarimą duotum žmogui, kuris nori pradėti verslą? Patarimą? Patarimai, konsultacijos brangiai kainuoja. Bet iš tiesų, jeigu, moteris, dažniausiai kreipiasi moteris, ar ne, nori pradėti verslą, ne, taip nori, ką nuo ko man pradėti, ar ne, tai mano, tarp kitko ir su seserim, visai neseniai kalbėjau, nes esu irgi nori jau šauti taip į verslo pasaulį. Patarimo absoliučiai nėra jokio, tiesiog turėti labai labai gerą strategiją. Visų pirma, neplevesuoti, o konkrečiai žinoti, ko aš noriu, kokią aš viziją matau ir nebijoti fantazuoti. Net jeigu atrodo, kad tu nusišneki čia dabar. Nėra kvailų idėjų. Visos mano idėjos visiems buvo kvailos. Nes iš tiesų tai yra kvailiausias idėjos yra pačios genialiausias. Nes jeigu mes sakome žmogui ir sako, Dieve, nesąmonę pasakėjai arba sugalvojai, tai mes suvokiame, kad mano suvokimas jau yra aukščiau šito žmogaus, vadinasi, aš turiu eiti jau pas kitą žmogų. Tai pasakyti, kas veikia, kas neveikia, galime tik tai tada, kada turime aiškius skaičius ir aiškę strategiją. Tai mano vienintelis būtų tokia įžvalga pasakyti, nori pradėti kurti verslą, pasidaryk gerą strategiją, bet prieš tai labai labai gerą analizę. Ar šitos verslo idėjos ir srities tikrai reikia ten, kur tu nori daryti, o galbūt reikia keisti kryptį, bet ne pačią sistemą, bet galbūt ne Lietuvoje, galbūt kažkur užsienyje, arba atvirkščiai. Analizė, o tada strategija. O tada einam kavos. Na ir jau tikrai paskutinis klausimas, tai tiesiog nemažai pasikalbėjome ir apie vaikų finansus, ir bendrai, ir apie suaugusiųjų finansus, ir apie moteris versle. Ir galiausiai tiek visko daug irgi tavyje sutelpa, tai esi
ir verslininkė, ir 2 dukrų mama, ir dar visokiausių kitų veiklų pilna ir tikslų turi, bet visų pirma esi moteris. Tai man labai labai įdomu, ar visame šitame veiklų sukūryje ir tikslų, ar atrandi laiko sau ir kas tau yra tie tokie ritualai, pabuvimas su savimi ir tas toks viso ko restartavimas. Jeigu paklaustumėte aplinkinių, tai visi sakytų, nu tai varo, jinai visiškai neturi laiko savo, neturi jokio poilsio. Nes mes poilsį, laiką savo visi suprantame pagal savo, ar nesuvokimą. Tai sakau, negalvokime, kad ir kitam tas tinka. Tai čia ir apie vaikus iškart pagalvokite, kad mano suvokimas, kaip atrodo poilsis pagal mane, dar nereiškia, kad tinka tam žmogui. Tai ko pasiekoje, aš gyvenu iš tikrųjų savo svajonių gyvenimą. Aš visada svajojau gyventi Lietuvoje, aš ačiū Dievui čia grįžau, aš svajojau gyventi nedideliam namuke ant jūros kranto, 700 metrų iki jūros, ne visiškai ant kranto, bet tiek tos jau džiaugiamės kaip yra, bet gyvenu gamtoje, neturiu kaimynų, kaip bebūtų keista, bet džiaugiuosi, neturiu kaimynų, visada svajojau turėti vokiečių aviganį, aš jį turiu, visada svajojau pasimti šuniuką iš prieglaudos, aš jį turiu 2 mergaitės, dirbu darbą, kurį myliu. Tai iš tiesų, kaip ir atrodo, nėra nuo ko pavargti. Ar ne? Nėra nuo ko pavargti. Aš esu labai linksmas žmogus. Ir aišku, būna visokių dienų, nes visada linksmi būna tik tai jų ten psichuškiai. Bet aš esu labai linksmas žmogus ir aš suprantu, kad jeigu šiuo metu aš neturiu, sakykime, laiko, nežinau, pasimatymams galų gale, ar ne? Arba ten susitikimams, arba gal ne visą laiką draugams laiko skiria, tai aš suprantu, kad tai yra tam tikras etapas ir jis žinau, kad šiuo metu yra dėl to, kad. Ir man ramu. Aš tada labai mėgaujasi tyla, kieme, pasivaikščiojimo prie jūros, šunimi ir taip toliau. Tai čia yra ritualas, tas ir yra man, kad aš tiesiog susikūrei savo tą aplinką ir gyvenimą, šalia tiesiog. Aš manau, kad tas ir yra, jeigu tau darbas teikia malonumą ir atrandi tikrai tą savo sritį, tai čia turbūt ir yra geriausias variantas. Kiti žiūrinti mane greičiau pavargsta, negu aš pati greičiausiai. Tai ačiū tau labai, Viktorija. Buvo tikrai labai vertingas pokalbis, man net ir kaip mamai 5 metų berniuko. Tikrai pasiėmiau tam tikrų tokių tipsų, reikės išbandyti, reikės net ir pagalvoti apie versli klasę po poros metų. Tai tikiuosi, kad naudingų dalykų pasisėmėte, kažką vertingo išgirdote ir jūs. Čia buvo laida Nestabdom. Jeigu pokalbis patiko, prašau pamėkite, prenumeruokite kanalą ir jūsų laukia dar daugiau drąsių istorijų. Iki.